I'm ready to hit. Let's do it. Laidos radijas ZIP FM. Berniukai, mergaitės, mes su Banginiu jau pakeliu į uostą iš Kauno, gražiojo miesto, be 26 ryto, Ržovskai laužo viską. Bet mūsų laukia, kaip sakant, sunki savaitė, 26 naktį, 20 ką. Rodas. Šampaginas. Šampadienis? Šampaginas. Šampaginas. Netgi mačiau, kad gražių mergų ten gali būti. Pagaliau tu atvykai į mano labai gražiai mielą kuklę buveinę čia Rodo saloje. Ateik, parodysiu, kur apsistosi. Čia specialiai dėl savo draugų, kurie atvažiuoja, esu pasodinęs citrinmedį, tam, kad galėčiau kiekvieną kartą juos sutikęs gamintis vakare kokteiliukus. Tai jeigu turit kažkokių tai klausimų ar pageidavimų, šiandien tase viskas va čia va. This is my lemon tree. Čia vergai laisto žolę, bet čia mano vergai, jūs galite nesiparinti. Nepavėluok, būk geras, nes turiu brestančių čia persikiukų. Toliau. Parodysiu jums vieną fletą, kurioje gyvena du žiaurūs reiveriai. Belenkas čia. Pažiūrėkit. Va taip gyvena tikri banglentininkai, tikri kaitiorai ir tikri relaksuotojai. Gražus, raumeningi ir netvarkingi. Yes! Betvarki. Tušti vandens buteliai, išmėtyti kėdai, didelės kuprinės. Keista, kad nėra kaitų. Pažiūrim, gal kažką paliko balkone. Viskas gerai. Jokių jointų, jokių užuomazgų. Tvarkinga. Vieta pamąstymams. Very casual. Kada užstirė čia per kojų pirščių, kad žinot? Gerai. Jau. Čia yra vaizdelis pro mano karališkų apartamentų langą. Labai viskas paprasta ir elementaru, nieko sudėtingo. Tiesiog biščiai gražios žalumos ir nedidelis ežeras pavadinimo Viduržemio jūra. Jie boys, viskas labai paprasta ir arti 50 metrų turi ten šezlongus. Tuo mes prieisime ir pažiūrėsim. Come on, budniai. Vos nepamiršau. Turim čia dar ir gamakų. Už vakarą mėgojau viename. Did they have a small grill? Esmė labai paprasta. Gamaką, manau, mes puikiai visi žinom. Nesu bandęs niekada jame daryti nieka. Bet aš nebijoju, kad tai yra labai paprasta ir įmanoma. Bet kokiu atveju gali pasijusti čia kaip Bob Mulėjus. You can lay with your thoughts, smoking a joint, having fun. Yeah. Pratęskim.
Ateik čia. Čia mes visą laiką turim family breakfast ir family dinner ir šiaip, jeigu norim, pasidarom barbecue, į didelį parkelį pasidedam čia stalus, o dažniausiai gražiai tiek pusryčius, tiek, manau, ir vakarienės, ir visi pokalbiai apie darbus ir gyvenimus vyksta prie šio gražaus ilgo šeimyninio stalo. Kaip žinia, čia viskas yra iš tikrųjų labai skanu, graikiškas salotas vadovauja, aišku, veda lietuviškas maistas, kurį darom mes. Ir turiu vieną žiaurų atradimą. Nežinau, galiu atskleist, bet pabandykit, nusipirkit paprastą jogurtą tokį, be skonio, kad būtų gal toks ir rūgštesnis. Užliekit šiek tiek savo gardaus medaus pirkto iš senelio ir žiupsnelis cinamono. Praktiškai fucking amazing. Fucking amazing, tarė. Gerai, tęsim kelionę toliau ir einam dabar prie balos. Tai va. Pavydėk arba skandinkis. Čia yra pirma diena, kai pagaliau vyrai startuoja, pailsėja, išsimiegoja, suvalė cornflakesų su uogiene ir važiuojam į spotą. Taip vadina vietelę, kur susirenka visi tipo super faini blondinai kaitiorai. Nu ir atvažiuosim mes. Toksai excitement bilietas. Nes dabar, žinai, bišinėjų nėra, bišį čia, žinai, apšilsim, pasižiūrėsim, bišį ko. Nustosim, žinai, lentų. Čia. Labai įdomu. Važiuosi, eisim mokytis, pasižiūrėsim, kaip čia viskas bus. Manau, kad blogai nebus, svarbu susikau, pasistengti ir įrodyt, kad viskas yra įmanoma. Ir per labai neilgą laiko tarpą.
Laidos radijas ZIP-FM. Let's do it. Laidos radijas ZIP-FM. Laukiam daugiau vėjo. Ne, nebaisu, blemba, kažkodėl tai nesuprantu pats, kodėl nevaldau, kaip užtraukiu, labai lošiuosi su nugarą, dėl to kaitas negali ištempt manęs iš vandens ir gaunasi, kad aš sveriu 300 kg, o ne 100 pem. Tai va, bet tuoj, reikia kitą veikti su magija, kad netrintų, nes tada psichologiškai galvoju apie čia, o ne apie kitur kažkur, tai ir padarysim tvarką. Viskas čia. Tuoj. Kaip manai, išplauks Rolas šiandien? Jo, būtinai jis išplauks. Ryžtingas vyras, turi didelis kiaušus. Nežinau, ką dar turi, bet išplauks. Labas, berniukai, mergaitės. Šiandien pagaliau pradėjom savo reportažą po kovos su žiauriais vėjais, belenkokiais ir su daug vandens iš tikrųjų. Biškį jau esame degę, galim pailsėti ir apvažinėti visą salą. Šiandieną atvažiavom į pietinę dalį iš savo Prosanys regiono prie labai gražaus vienuolyno, kur dabar jau nelabai vienuolyniška, bet užtat vaizdas atsiveria patys, matot koksai. Šiandien apkeliausime didžiąją dalį salos, būtinai aplankysime Rodą. Iš visur, po truputį, po šiek tiek ir aš tikiuosi, kad linksmai.
Laikausi, kad nenupūstų vėjas, bet iš tikrųjų viskas labai paprasta. Negaliu nepasidalinti įspūdžiais, pasižiūrėkit, koks dalykas yra. Atsiveria pasakiškas vaizdas į nuostabią įlanką ir štai ten yra tokia maža bažnytėlė. Atrodo labai pavojingai. Sakė, galima tenai netgi nakvoti ant matraso pripučiamo, bet mes eisim tik tai aplankyti ir pasižiūrėti. Sakant, šitas kelias taip sunkiai veikiamas, bet kažkam jis yra neįveikiamas iš viso. Čia uždėsim, yra kažkoks tai urnelė su žvakėm. Spėjai mes gyvenam kiek nori. Paukojam ir pastatom žvakę. Tokioje vietoje privalom. Žiūrėjau. Kas sakė, kad aš bijau aukščio? Nieko aš nebijau. Pažiūrėk. Einam, parodysiu, kaip čia yra viskas. Ir nieko čia baisaus. Ko jūs čia priartėjot, kas prie manęs? Pasiėmėm graikiško delaito. Čia yra Selected Nuts. Riešutas su karamelė ir sezamo sėklom. Viskas čia su sezamo sėklom, su medum. O pasaulio atradimas iš viso yra jogurtas su medum ir cinamonu. Parodysiu šitą paskui. Dar vienas stotelė, dar vienas sustojimas. Galima matyti, labai gražus tenai takas toks yra. Bet kadangi aš iš galime nuo aukščio, tai tikrai neeisim tenai. Čia mūsų kaitų treneris, bet apie jį atskiras reportažas. Padarėjai. Čia kažkokie tai išprotėję žmonės važinėjasi su segvėjais. Toks gražus vaizdelis. Tiesiog, atvirukas su segvėjim. Neradau gražesnės vietos pratęsti reportažą, tik tai iš Tados Lindos vietelės. Čia stovim prie visiškai keistai, kaip piramidė yra, tai čia irgi neaišku, kaip galima pastatyti pilį ant tokio kalno. Ir ten, jeigu labai įsižiūrėti, stovi su juodu dugnu, tai mano jachta, mano įlankoj. Ir čia, aš pro langus ją žiūriu, čia, kur balti namukai yra. Žodžiu, Graikija toliau stebina, Rodos sala toliau stebina savo grožių ir dabar varom paragauti kokį nors blinelį, nes reikia pasistiprinti. Ir šitoj, tikiuosi, Asilų miestelį mes kažką surasim.
buvo žiauriai skanus blyneliai. Dabar tik tai niekam nesakykit, bet žiauriai aptingau. Norėčiau pagaliuko papietinio, paguliuko papietinio ir tiek. Daugiau nieko nenorėčiau. Esam labai gražiam iš tikrųjų senamiestį. Su Rom gatvytė, su piktumiku. Va, bet žiauriai fainai, iš tikrųjų dabar šiek tiek gailiuosi, išėjęs valgiau blynelį su feta, špinatais. Su feta ir špinatais, bet žiauriai labiau norėčiau dabar, kaip pagalvoju, su riešutų sviestu. Bet jau pavalgyta ir gana čia. Keliaujam toliau, man atrodo, antras jau paskutinė stotelė bus Romas. Ateik pas mane mažutį. Žiūrėk. That's a beautiful seaside. Jūra su šviesoforu. Matėt, kad šviesoforo jūra? Let's do it. Laidos radijas ZIP FM.